Praeitoje radistų laidoje buvo. Klausom. Labą vakarą. Labą vakarą. Taip, aš dabar paskambinau dėl automobilio jūsų, iš aikštelės čia skambina sargas. Taip. Jūs, panelė, žinokit, buvot neužrakinus durų. Tikrai? Taip. Čia jūsų Mercedes Benzas, ne? Aha, taip. Numeriai prasideda GR. Taip. Nu, žinokit, dabar atėjau, pamaina pasikeitė ir nebėra magnetofonų. Išplėštas? Išplėštas ir išdaužti stiklai dar. O dieve. Tai net nežinau, ką daryti dabar. Nu, aš suprantu, kad čia mūsų klaida būtų, bet žiūriu, kad durys tikrai buvo neužrakintos. Ir dar sėdynės tokios kaip ir, subraižyti. Jūs gal galite atvažiuoti kažką daryti, aš nežinau, čia man dabar ar kvies policija ar ką. Tai aš ateinu. Ar malačiam rankos nutirpo, žinot, nes nėra tai buvę. Ką man dabar savo bosui reikės sakyti? Gabrielė, jūs kalbėkit, nepalikit manęs. Ne, suprantat, aš irgi šokė. Ir stiklai išdaužyti. Išdaužtas dešinis. Išlupta ten taip, baisiai taip sakyt. Palikti laidai ten nupjaustyti. O dieve. Jūs galvojat, kad saugoma aikštelė, tai reikia nerakinti durų dabar? Ne, aš kažkaip išėjau ir aš galvojau, kad užrakinau. Neužrakino. Aš suprantu, kad taip nėra buvę, bet... Kur jūsų galva buvo? Bet tai jeigu būtų užrakintos durys, vis tiek stiklas išdaužtas. Dabar tai baisiai ten atrodo, realiai. Salonas iš viso atrodo supjaustytas. Jūs gal kokį priešų turite, aš nežinau, atrodo, kai specialiai. Ne. Kapotą pamatysite iš viso. O, tu dieve. Šraižyta ten kažkokios raidės, aš nežinau čia kaip. Ateikit greičiau, aš nežinau, ką daryti. Gerai, aš ateinu, pasistengsiu kaip greičiau. Dar vienas dalykas. Taip. Zip FM. O dieve. Ta pati visą laiką kartoji. Gabrielė, nusiramink, viskas yra gerai. Viskas yra vienas didelis bairis. Mano. Radistai per Zip FM nuo 19 valandos.